Na, gerbiama pranešėja, nesenai, ką tik Seime čia taip emocingai buvo įsakytas rūpestis Lietuvos miškais. Na, pagirtinas ir jūsų noras rūpintis, kad viešojoje erdvėje, parduotuvėse, prekybos centruose skambėtų lietuviškas žodis ir informacija visa būtų pateikiama lietuviškai. Tačiau ar jūsų neapima dvejopas jausmas, kai jūs prieš 2 dienas ir jūsų visa frakcija pritarė atvirkštiniam projektui, svarstymui, kai sveikatos apsaugos sistemoje buvo įteisintas, leidžiama vartoti įrašus apie medicinos priemonės, medžiagas angliškai. Ir tame įstatyme, ir čia galioja tie patys įstatymai. Ar čia jums viskas yra gerai, ar netrodo, kad ir čia reikia būti vieningiems? Ir antras dalykas, ar nesvarbiau pasirūpinti, kad kursai būtų koreliuojami organizuojant. Pernai 300 000 eurų sugrįžo į biudžetą, nes nebuvo kam organizuotų kursų. Tai įdut mano tuos tokius abejojimus. Tai aš jums atsakysiu pradžioje galbūt į antrą klausimą, tai yra užimtumo tarnyba jau teikia nemokamus lietuvių kalbos kursus tiek esantiems užimtumo tarnybos sąrašuose, tiek ir žmonėms, kurie jau dirba. Taip pat universitetai teikia kursus, tuo labiau, kad šitą įstatymą įsigaliojimą siūlome nuo kitų metų balandžio 1 dienos, taigi užtektų ir laiko, ir galimybių sudėlioti nemokamų kursų teikimo ir prieinamumo problematiką. Na, atsakant į pirmą klausimą, tai čia yra 2 esminiai skirtumai, ką aš dabar siūlau. Tai yra, aš siūlau apie žmogaus, tai yra piliečio gaunančio paslaugą, jo teisę gauti tą paslaugą lietuvių kalba, tai yra valstybinė kalba. Ta, ką kolegė Jurgita Sejonienė pateikė, tai yra daugiau skirta profesionalams, tos srities profesionalams, kuriems visų pirma savokos kitą kartą labiau suprantamos anglų kalba negu išverstos ir padaromos klaidos. Iš kitos pusės, mes kalbame ir apie trūkstamo ar medikamento, ar įrangos teikimo greitį, kas yra gyvybiškai svarbu medicinos sektoriuje. Mėly kolegos, yra įstatymuose, tarp jų ir Konstitucijos 14 straipsnį nėra parašyta, ar profesionaliems, ar neprofesionaliems vartotojams skirti. Šitie įstatymai galioja visiems. Ir ką mes užvakar svarstėm, ir ką mes svarstom šiandien. Ir Teisės departamentas neatsitiktinai parašė, kad perteklinių dalykų čia yra. Tai jeigu mes vadovausimės įstatymo galiojančio, tai nebus jokio pertekliaus. Bet deja to nedarom. Kartais elgiamės taip, kartais taip. Ir kaip čia neprisiminsi to tokio tariamo konflikto, su kuriuo susidūrė inspekcijos viršininkas, prisimenat, kuris turėjo problemų, nes norėjo dirbti vadovaudamasis galiojančiais įstatymais. Ir apie ką mes šiandien aptarinėjom, jis irgi tą numatė tiesiog į priekį, kad tai bus. Ir jis aiškiai pasakė, atsimenat, teisinių požiūrių, tai yra Lietuvos piliečių lingvistinių teisių pažeidimas, kas daros prekybos centruose, viešose erdvėse ir panašiai. Tai jis tarsi numatė, kad taip ir bus, kad reiks priimti tokį įstatymą, kurį šiandien priimam. Atsimenat, ir premjerė Ingrida Šimonytė tokį inspekcijos elgesį pavadino nepagarbiu, Seimo pirmininkė atitrūkusi nuo realybės, ir Simonas Kairys kritikavo, ir Monika Navickienė, ir Aušrinė Armonaitė inspekciją kaltino empatijos stoka. Bet pasirodo, inspekcijos viršininkas buvo teisus. Taigi, kviečiu pritart šitam teikiamam Dalios Asanavičiūtės įstatymo projektui, nes jis reikalingas, matant, kas darosi viešosiose erdvėse.